Spalio 4 dieną Vilniuje įvyks renginys pirmosios Baltijos šalyse eitynės už gyvybę. Žygio iniciatoriai teigia, kad jų tikslas yra puoselėti gyvybės kultūrą. Nacionalinio susivienijimo valdyba priėmė pareiškimą ir deja jame buvome priversti nepritarti tokio žygio idėjai. Ne todėl, kad žmogaus gyvybė nėra svarbi. Tikroji kliūtis sutrukdžiusi partijos lygmeniu įsitraukti į tą žygį yra ta, kad iš tikrųjų esminė prigimtinė šeimos problema yra pakeičiama daliniu klausimu. Ar iš mokesčių mokėtojų pinigų galima finansuoti abortus? Pats klausimas yra svarbus ir atsakymas jį būtų vienareikšmis. Tačiau bėda ta, kad kaip tik dabar Lietuvoje po Konstitucinio teismo nutarimo faktiškai atvertas kelias vienalytėms partnerystėms, kitaip tariant, atveriamas kelias kurti vienalytės šeimas. Manytume, kad būtent toks žygis, kuris yra griežtai apolitiškas, kaip tik atitraukia dėmesį nuo esminės problemos. Ir manytume, kad visuomenės jėgas reikia mobilizuoti vis tik tikroms problemams spręsti. Jeigu vis dėlto būtų organizuotas referendumas dėl konstitucinės šeimos sampratos, mielai prie šito prisidėtume, bet neproduktyviems veiksmams pritarti negalime.